Sveiki visi, kas mus stebit, sekat. Šiandieną tokią šaltą dieną, -16 laipsnių, lauke esame Vilkaviškyje ir tikrinam prieš pirkimą klientei Hyundai Grand Santa Fe automobilį 2017 metų 2 litro dyzelinio varikliu automatinė pavarų dėžė. Automobilis yra parvykęs iš Vokietijos, baltos spalvos, lėti ratai, padangos 25 metų demisezoninės, bet daugiau tinkamos lietaus, lietui, purvui, kinietiškos, stabdžių diskai gale geri, tvarkingi, kaladėlės ATE praktiškai naujos, priekiniai stabdžių diskai turi kantelį ir priekinės kaladėlės į pabaigą. Reikėtų priekinės kaladėlės stabdžių pasikeisti. Pats kėbulas yra lygus, be žymesnių įbrėžimų, įlinkimų, išorinį vaizdą turi. Tačiau kėbulas visas yra realiai perdažytas, visa dešinė pusė antras dažymas, bet be glaisto sluoksnio, tik tai perdažyta yra, tai apie 160-170 mikronų sluoksnis. Nedažytą turim galinį dangtį, tačiau čia plastikiniai daly turim įtrūkimą. Taip pat nedažytos yra ir galinės kairės durelės. Automobilis buvo pirktas su defektu, pardavėjas parodė nuotraukas, tai buvo nestipriai pažeista priekinė dalis, keistas bamperis, dažytas sparnas. Sparnas yra vietomis paglaistytas, taip pat ant statramsčių daryti, taip vadinami užmetimai. Taip pat dešinės pusės statramsčių priekinės dalys yra paglaistytos, ten jau apie kai kur 1 mm glaistos sluoksnis siekia. Taip pat, kas dar nepadaryta, tai paliktas pažeistas kondicionieriaus radiatorius, įlenktas, taip pat ir vamzdelis prakirstas yra kondicionieriaus radiatoriaus, freno žinoma nėra, reiktų pildyti. Taip pat salonas tvarkingas, odinis, šildomas, daug asistentų automobilis turi, komplektacija tikrai labai gera, turim ir panoraminį stogą, šildomas vairas, akla zona, kameros 4x4 ir taip toliau. Galinė dalis. Bagažiniai, turim bagažinės liftą. Patikrą tikrai yra gana nelengva atlikinėti, kadangi oro sąlygos sudėtingos. Bagažinės skyrius gražus, tvarkingas. Toliau dešinėje automobilio pusėje iš elektronikos, tai kelios yra nežymios klaidos dėl akumuliatoriaus prasėdimų buvo. Diagnostinės klaidos nuvalytos prieš maždaug 3100 km buvo automobiliui. Skydelėje dega tai padangų slėgio daviklio klaidos. Reikėtų kelis ratus prisipūsti, nes padangų slėgis per mažas, kilometražas 224 tūkstančiai. Rida yra tikra automobilio, tai patvirtino, mums yra atlikta kompiuterinė diagnostika. Dugnas palyginus dar tvarkingas, minimalių rūdelių turi ant pakabos elementų, bet dar nieko kritiško tikrai nėra. Daugiau, ką dar galima būtų pridėti, dėl salono tvarkingas, o tai yra minimaliai kampas padilės sėdynės, originalūs kilimėliai,
Na, o šiaip dėl techninės būklės kažkokių pastebėjimų neturim, kadangi tiek variklis užsivedė puikiai, prašėme, kad šaltas būtų automobilis nevestas, tai iš pirmo karto labai lengvai užsivedė. Pavarų dėžė, kiek pabandėme, taip pat dirba tvarkingai. Na, tik tai yra būtent kėbulo niuansai, kondicionierių susitvarkyti ir kaladėlis. Tai tiek būtų.